Mokytis anglų kalbos gali būti smagu. Learning English can be. Kokį žodį čia pasirinksite? Fun ar funny? Mano mokiniai kartais painioja šituos labai panašius žodžius. O jūs ar žinote skirtumą tarp jų? Pažvelkime iš pradžių į žodį fun, kuris anglų kalboje gali būti ir daiktavardžių, ir būdvardžių. Daiktavardį fun paprastai verčiame į lietuvių kalbą atitikmenimis malonumas, smagumas. Kaip pavyzdžiui sakinyje You are missing all the fun. Tu praleidi visą smagumą. Šnekamojo kalboje fun taip pat vartojamas apibūdinti smagų, linksmą, įdomų dalyką. Tuomet vartojame jį kaip būdvardį. Pavyzdžiui, This game looks fun. Šis žaidimas atrodo smagus. Tačiau jeigu vietoj fun sakome funny, reikšmė pasikeičia. Būdvardis funny apibūdina anglų kalboje kažką, kas priverčia juoktis. Kitaip tariant, funny tai juokingas. What a funny joke! Koks juokingas pokštas. Dar viena būdvardžio funny reikšmė – keistas, neįprastas, įtartinas. Taigi, jeigu kažkas jums sako This tea tastes funny, reiškia, kad arbata turi ne juokingą, o keistą skonį. Taigi dar kartą. Fun tai apie smagius, linksmus, malonius dalykus, ypatingai veiklas keliančias malonumo jausmą. O funny aprašo juokingus arba keistus dalykus. Na, o dabar grįžkime prie pamokos pradžios ir pasakykime kartu visą sakinį taisyklingai. Learning English can be fun. Namų darbams užbaikite šį sakinį tinkamais žodžiais. The party was and the clown was. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.